Taigi sveiki, iš ryto, 6 valandos ryto, mes pradedam atostogas. Šiandien yra kovo 3. Skrisim iki Lenkijos, iš Lenkijos toliau, viską parodysim ir pasidalinsim savo įspūdžiais. Dar nesu skrydęs iš naujojo terminalo, bus įdomu, nauji įspūdžiai. Mano amžiui, kaip minėjau, yra labai įdomu. Stojame savo kitus. Šitas atostogos prasideda. Registracija yra. Keliaujame į vartus. 3 vartai. Įskridam 8:35. Varšuvai būsim 11 valandą. Ir kelionę. Varšuva pasiekta. Sekantis nusileidimas bus Miamis, Jungtinės Amerikos valstijos. Ten gyvena mano giminės. Tai pabandysim pasidėti prie vandenyno, pažuvaut, kanaluose pažuvaut, pailsėt. Turim tam 2 savaitės. Taigi iki Miamio dabar su jumis jau nebebendrausiu. Iki. Varom gerų greičių. Bet dar liko labai daug, 6000 pabėgo. 6406 kilometrai. Va štai. Kelionė į pabaigą. Kai nusileisim, čia va Pitch, vėl Pitch. Tada Daytona Pitch. O netoli Jacksonville bus mūsų miestelis. Dar 4 valandos kelio automobiliu. Štai. Tai ir Miamio oro uostas. Einam į traukinuką. Traukinukas mus nuveš į Carlton centrą. Ten begalė yra nuomos kompanijų. Kadangi jau važiuojam ne pirmą kartą. Beveik žinom, kur mum eit. Traukinuką pafilmuosim. Nežinau, kaip ten seksis mums filmuoti pačio automobilio nuomos procesą, kadangi mano anglų tai moku labai gražiai šypsotis. O toliau padės kaip nors Google Translate'as vis tiek. Ten, kai tu moki pinigus, visi nori su tavim bendrauti. Aš tai vis tai. Taigi keliaujam iki automobilio. O čia važiuos traukinukas. Ar į tą pusę, ar į tą. Mes čia taip pasifilmuosim, važiuojam su traukinuku iki automobilio. Jau už nugarų matosi miestas. Atrodo, atsilėjom daugiau kaip 12 valandų, bet vis tiek noriu įsidėti. Kojas nebelaiko. Traukinukas maždaug važiuoja kas 10-15 minučių, bet važiuoja greitai, kokias 7 minutės, mes jau vietoj. Dar tik tai 17, turbūt 50, ne, bendriųjų gal daugiau. Reikėtų pasižiūrėti, netgi teisingai pasakius, palauk, nes ilgais. Nusileidom mes apie prieš 5, tai beveik valandą laiko stovėjom pasų kontroliai, nes labai didelės eilės, tai jau dabar apie 7 valandas visiškai tamsu. Reikės vairuoti apie 4 valandas tamsoje po paros laiko kelionės, tai manau bus iššūkis neblogas. Lekiam 95 greitkeliu. Vilnius, kas daugiau čia. Mašinų nėra labai daug. Važiuojam ir važiuojam. Lekiam Miamio keliukais. Dar važiuoti mums 3 valandos 52 minutės iki vietos. Tai kad kelionė dar bus tolima. Jau dabar jų laiku yra 12... Palauk, kaip čia dabar yra? Jų laiku mes būsim 12 valandą. Jų laiku 24. Police reported ahead. Policija prieki sako mums, reikėtų neviršyti greičio. Ir tada nustojam filmuoti kol kas.
Taigi mes jau kelionėje 25 valandas. Sustojame pailsėti, vat štai tokioje viešojoje vietoje. Važiuosime toliau. O štai tokį gražuolį vakar išsinuomavom. Teisybę pasakius, gaila, nebeturėjom jau biškį jėgų nufilmuoti visas procedūras, bet tai ateinam, sako, leiskitės į pirmą aukštą, ten jums paaiškinsiu, nueinam į apačią. Žodžiu, apačioj stovi tie vadinami darbuotojai, stafai. Sako, jūsų 7 eilė, eikit mašinai rakteliai, nugalvojom, vienintelė mašina, stovi 4. Tokia viena, tokia juoda viena, tada Hyundai'us ir Grand Cherok'as. Pasirinkom gryn amerikonišką GMC, kadangi dar su tokia nevažiavęs, su Grand Cherok'u ir su Hyundai'am Tucsoną esu važiavęs ir Lietuvoje. Tai pasibandymai šiandien pasiėmėm vienai dienai. Kaip pasibandymai? Atvažiavimai namo ir dabar jau važiuojam priduosim. Žymusis Daytonos NASCAR stadionas. Tam reikalai šalia pastatytas oro uostas, kad sportininkai galėtų atskristi. Ir va ten matosi salės, kur žmonės gali sirgti už savo favoritus. O teritorija yra baisulinė, jeigu iš tikrųjų važiuojam atiduoti automobilį. Labas rytas. Floridai šiandien rytas šaltas, aš su striuke. Saulutė nors ir šviečia, bet jinai nešilta. Ruošiamės žuvauti. Mūsų meškerytės va ten, va, aukštai, va, sukrautos, va. Susirinksim meškerės. Važiuosim pamėtyti tinklą tokį, apvalų. Ten tos vadinamus molotus jie gaudo su to tinklu. Pasigausim to vadinamų molotų, kaip gyvo žuvytės ir pabandysim pažuvauti. Ne, negerai dar. Štai, kaip panėmė dūdą. Atidžiamas vanduo negali išplaukti. Sakos grožis, žinau, kad ne visas medūzas galima lieti, kadangi šitas nepažįstas. Šitas ir nelieti. Laimikis yra! Geras laimikis, ten bus ką valgyti. Žiūrim. Va, kokie gražus, ne? Tai molotai vadinami. Dar negerai ištempti. Tai gylio nėra. Vis neatsimenu, kaip mesti reikia dar, bet jau. O kas čia toksai? White fishas čia gera. Mano didžiausia žuvis.
Penktadienis, žvejų diena. Ir varysime į upę pažuvauti. Vakar žuvavom nuo šito tiltelio. Šiandien jau varom į rimtesnį žvejybą. Ir taip žmonės įsirengia katerių pakilimus. Čia priplaukia, pasikelia, kada nori plaukti, vėl nusileidžia, išplaukia. Pensininkauja. Floridos plovas ruošiamas virti. Plovas yra visur plovas, o Florida ir Lietuvoje. Dedam morkas, nes svogūnas jau apkepė tiek, kiek reikia. Morką reikia sudėti maždaug 2 trečdalius visų, truputį palikti. Jau kai bus išvyręs, kad jos būtų atliktų struktūros, vos paliekam, sudėsimės vėliau. Na štai, kitė čia jau gerai apkepė, o einam kaisti vandens. Taip. Ten prieskonis, pipiriukai, troknus. Čia kokį tai papriką man davė. Pažiūrėsim, pataišinsim ją. Paimprovizuosiu. Tada sudedam šitos, tegul verda. Nepažįstu prieskonį. Kaip bus, tai bus gerai. Čia laikas česnakui. Nupirkame 5, visus 5 ir sudėsim. Atsinešim prožektorių, beveik 7:30, kur gauna sukrautas, va čia tas. Jau procesas į pabaigą. Dar 20 minučių ir valgys. Kokie gražus vakarai Floridoje. Saulutė leidžias. Nuostabus mėnulis. Kur tu mėnulį va? Medžiai, pušys. Čia mūsų sargas. Jo vardas Oskaras. Labas Oskarai. O, Oskaras koksai. Taigi, iki kitų susitikimų.